Sveiki, šiandien mes bandom patarti, kaip išsirinkti jums tinkamą mikrobangų krosnelę, na svarbiausia, kaip nepermokėti ją įsigyjant. Pirmiausia, rekomenduojame nuspręsti, kokio tipo mikrobangų krosnelės jums reikia ir kokias funkcijas jį turėtų atlikti. Nuo to priklausys ir kaina, kuris svyruoja nuo 60 iki 600 eurų. Įmontuojamas mikrobangų krosnelės yra estetiškesnės ir brangesnės, tačiau dažniausiai jų funkcijos niekuom nesiskiria nuo įprastų. Jei su mikrobangų krosnele žadate gaminti ir maistą, tuomet verta rinktis funkcionalesnę ir turinčią daugiau maisto gaminimo režimų. Populiariausias krosnelės panaudojimas yra sušaldyto maisto atšildymas ar pagaminto maisto pašildymas. Šias funkcijas turi visos mikrobangų krosnelės. Jei jums šis buitinis prietaisas reikalingas tik tokiems tikslams, tad jums nereikalingas automatinės kepimo programos, grilis ar integruotas žadintuvas. Mikrobangų krosnelių talpa svyruoja nuo 10 iki 40 litrų. Jei turite didelę šeimą arba su mikrobangų krosnele gaminsite maistą, tuomet rinkitės didesnę. Priešingu atveju jums užteks ir mažesnės. Paprastai mikrobangų krosnelių galingumas yra nuo 600 iki 1200 W. Kuo galingesnis režimas, tuo greičiau paruošiamas maistas. Tačiau nepamirškite, kad ruošiant maistą tokiu būdu, jis gali prarasti dalį savo gerųjų savybių. Mikrobangų krosnelės gali būti valdomas ratuko pagalba, mygtukais ar lietimui jautriu ekranu. Išsirinkite jums labiausiai patinkantį. Apžiūrinėdami krosneles, jų aprašymuose galite išvysti mažiausiai 2 rodiklius matuojamus vatais. Svarbesnis yra mažesnysis dydis, kuris nurodo maisto kaitinimo galingumą. Didesnis skaičius nurodo sąnaudas, kurias krosnelė naudoja dirbdama kaip elektrinis prietaisas. Krosnelės vidus dažniausiai gaminamas iš nerūdijančio plieno, nors galima rinktis ir kitus variantus. Biokeramika atsparesnė už nerūdijantį plieną, geriau valosi ir mažiau braižosi. Emaliu dengtas vidus pasitaiko dar dažniau. Tokią paviršių lengva valyti. Minusas tas, jog emalį galima nesunkiai pažeisti. Mikrobangų krosnelės turi įvairiausių funkcijų. Galbūt jums jos yra aktualios. Jei vis tik tam tikrų funkcijų jums nereikia, tuomet jų atsisakykite ir nepermokėkite. Duonkepė. Krosnelė gali turėti specialią duonos kepimo programą. Kepimas garuose. Garuose keptas maistas išsaugo daugiau maistingųjų medžiagų. Automatinės programos. Šiuo atveju užteks sudėti maistą ir nurodyti, kas yra gaminama. Krosnelė automatiškai nustatys reikiamą laiką, galingumą ir kepimo metodą. Grilis. Grilis padės jūsų maistui gražiau ir tolygiau apskrusti. Nereikia pamiršti, kad grilio galingumas paprastai yra nurodomas atskirai. Konveksinis kepimas. Šios funkcijos dėka maistas iškeps 2 kartus greičiau. Dėl to, kad šiuo būdu kepant maistą, šiluma yra paskirstoma tolygiai po visą mikrobangų krosnelę. Ir be abejo apsauga nuo vaikų. Mikrobangų krosnelės nespinduliuoja į išorę savo skleidžiamų bangų. Jie sulaiko metalas, iš kurio yra gaminamas mikrobangų krosnelės. Verta paminėti ir tai, kad mikrobangų ilgis yra ne ilgesnis nei 15 cm. Taip pat priminame keletą patarimų, kaip reikia naudoti mikrobangų krosnelę. Visų pirma, nepamirškite, kad baigus šildyti maistą, leiskite jam dar keletą minučių pabūti mikrobangų krosnelėje. Dar kurį laiką po to, kai įsijungia mikrobangų krosnelė, maistas gaminasi dėl vykstančių molekulių judėjimo. Taip pat indai, kuriuos naudosite mikrobangų krosnelėje, venkite metalinių ar turinčių metalo elementų indų. Patartina, kad tie patys indai būtų apvalūs arba bent jau užapvalintais kampais. Purvinos mikrobangų krosnelės vidus sumažina jos efektyvumą ir mikrobangų skvarbą, tad maistas šyla ne taip greitai. Taip pat patariama maistą šildyti ar gaminti išskaidžius didesnius gabalėlius. Juos geriausia sudėti ant lėkštės krašto, taip jie sušils greičiau ir tolygiau. Taip pat prisiminkime, kad mikrobangų energija maistui gaminti jau naudojama daugiau nei 70 metų. Per visą tą laikotarpį didesnių nusiskundimų šio produktų nebuvo.